Festivalio Marijampolė Music Park prieš paskutinis koncertas persikėlė į geležinkelio stoties mininčio 100-metį peroną. Čia pirmą kartą nuskambėjo stoties jubiliejų skirtas kompozitoriaus Luko Butkaus kūrinys 5 violončelėms Akibliksniai. Marijampolės geležinkelio stoties perone repetuoja violončelių kvintetas Cello Club. Marijampoliečio kompozitoriaus mėgstančio keliauti traukiniais Luko Butkaus kūrinį Akibliksniai skirtą geležinkelio stoties 100-mečiui. Kūrinys neturi labai kažkokios didelės koncepcijos, bet iš esmės yra apie emociją, apie būseną. Tikriausiai galima būtų kiekvienam žmogui pritaikyti tas momentas, kai užsimerkia, kai saulė krenta ant akių, kai vyksta kažkokie šešėliai bėga ir kokie tau kyla emocijos tuo metu. Marijampolės stotis prieš kelerius metus pripažinta gražiausia stotimi šalyje. Šiemet jie mini 100-metį. Asimetriška laipsniškai besivystanti pastato kompozicija būdinga modernui. Pastato dekore neobaroko ir neogotikos elementai. Muzikantai sako pirmą kartą koncertuojantis geležinkelio stoties perone. Ką reiškia būti ne repeticijų erdvėje, ne koncertų salėse, o būti savo nepatogioje aplinkoje, tai iš esmės yra ir iššūkis, bet ir visada yra smalsumas, nes visada tiesiog iš situacijos bandai ištraukti kuo didesnę patirtį savo. Cello Club koncerto repertuare žymusis Moriso Ravelio Bolero, kitų klasikų kūriniai. Į programą įtrauktas ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinys. Būtų gėdinga truputėlį neįtraukti į programą mūsų tautos pasididžiavimo kompozitoriaus ir norėjome irgi atiduoti duoklę ir įtraukti Čiurlionį. Teko patiems pasidaryti aranžuotę, tai paėmėm jo kvartetą parašytą ir antrą dalį kvarteto patys prisitaikėme. Koncertai vyksta parkuose, ant stogo, kitose viešosiose erdvėse. Festivalyje jau koncertavo Latvijos kapela ir Vilniaus džiaz ansambliai, šiuolaikinio šokio atlikėjai, veikia paroda apie Barborą Radvilaitę. Rytoj Evangelikų liuteronų bažnyčioje džiazo naktis koncertuos pianistas Egidijus Buožis. 7 koncertai ir kiekvienas koncertas pristato vieną instrumentą. Traukia įvairovė. Manau, kad įvairovė, kuri yra ir klasika, ir džiazas, ir elektroninė muzika, ir ji yra skirta įvairaus amžiaus žmonėm. Festivalio uždarimo koncertas rugpjūčio 29-ąją Marijampolės kultūros centre. Bus pristatytas perkusininko Pavelo Giunterio projektas Atradimai.